Lauke oras šąla, tačiau šildymo sezono laukiame su didelė baime, nes kosminis kainos už šildymą gąsdina ne vieną žmogų, nes už šildymą mokame net 3 kartus brangiau negu už elektrą. O ar šiluma pigs, ar dar bus brangesnė, apie tai su raseiniškiais ir pasišnekėsime. Pone, ar tikitės, kad šiais metais mokėsite už šilumą mažiau? Nu tikimės, o kaip? Tikimės. Kad kainos sumažės? Taip, tikimės, mūsų meras žadėjo, sakė, kad bus, žinokit, pigiau, tai taip ir tikimės. Nežinau, man neaktualu, aš kaime gyvenu. Tai nereikia apie tai galvoti. Reikia, nes mums niekas nekompensuoja, mes kaip mokėjom, tai visą laiką mokam brangiau, kiekvieną metą. Bet malkelės perkat? Malkelės perkam, o mieste tai nežinau. Aišku, kad brangiau, jeigu rimtai kalbant, nes jau pigiau niekada nebus. Pigs šiluma, nesitikiu šiais laikais tokių dalykų. Tai. Tikiu. Tikite? Taip. Kad mažiau mokėsime? Taip. O dabar? Nedaug, bet biški mažiau. Brangiai mokate dabar? Aš privačiam gyvenu, taip, kad man neaktualu. Tai sakot, sumažės? Taip. Bet nedaug, bet sumažės. Kas jau čia? Ar yra taip būta, kad būtų galima mažiau, kad daugiau tai tikiu, o kad mažiau tai netikiu. Tai sakot, nepigs? Nu ką darysi? Nepiks, aišku, nepiks. Kas jau gali pikti? Netikiu, kad galėtų pikti. Ką padarysiu, sumokėsiu šitai. Ne, pikti niekas negali, viskas turi brangti. Kitaip nėra, toks gyvenimas yra. Atlyginimai kyla ir kainas turi kilti, tai čia normalus dalykas. Ir nereikia tikėtis, kad piktų. Politikai vis kalba, gal? Ne visiškai kalba, kartais mes padarom iš tų kalbų savo dadedam, bet šiaip tai neturėtų pikti. Netikiu. Nežinau. Netikiu. Jie meluoja, kad bus pigesnė prieš rinkimus, o natūroj neaišku. Savivaldybė kaip nuspręs, nie Kaunas, nie Vilnius, nie Šiauliai, nie Panevėžys, savivaldybė kaip Ašas nuspręs, taip ir bus. Gal prieš rinkimus ir tikrai papigins. Tai čia viskas, čia blefas prieš rinkimus. Visados tai būna. Čia viskas aišku. Ir galvoju, kad galbūt išliks tokia pati, o jeigu pabrangs, tai labai gal nedaug, manyčiau. Kažko taip norisi tikėtis. Gal jinai kaip tik nukris kaina, papigs? Dar daugiau, nemanau, kažkodėl tai nemanau, kad galėtų dar nupikti. Tik tai norėčiau, kad nors tokia pati išliktų, o jeigu brangs, tai vos keliais litais. Nelabai, kažkodėl nelabai tikiu. Nelabai. Sunkus klausimas. Bet kai kurie politikai vis prabyla. Pažada, bet nelabai. Nelabai jaučiu, kad dujas ir su dujom nesuderino jie niekada dar. Tikisi gal. Sunkus klausimas. Tikiu, reikia tikėti. Tikėjimo viltis yra. Reikia tikėti. Būtų gerai, kad piktų, nes mums sunku. Tokią pensiją gavus, reikia pragyventi, reikia pavalgyti, už butą sumokėti. Bus pigiau, sako, bet ką žinai, paveiksluoja. Kaip jums atrodo, ar pigesnė bus šiluma? Nieko nežinau. Nebus pigesnė. Nebus? Ne. Bet žada? Žadėt žada. Per televizorių. Sakau, jums paveiksluoja. Jūs netikit? Kai pradės kurią, tada, kai mokėsime, tada žinosime kiek. A daugiau, a mažiau. A ne taip. Sunku pasakyti. Nelabai, kad tikim. Kad mažiau, daugiau, kad tik nereiktų. Sunkus atvejis, nežinau. Pigiau turbūt, kad nebus. Turbūt, kad brangiau.
Neaišku, kaip pasakyti, žiūrint, jeigu butas bus sutvarkytas, gal pigiau mokėsim. Kaip langai, kaip viskas bus sudėta, žiūrint, kokia izoliacija bus padaryta. O šiaip tai abejoju, kad pigiau būtų. Kaip kalb, kad piks, bet kur, ką žin. Tikrai nepiks. Jūs sakot, nepiks? Tikrai ne. Tikrai ne. 100%, čia nėra nieko kalbėti. Tikrai nepiks. Gal nebent prieš rinkimus truputį. Na, ne. Tikrai, šiam sezonui tai tikrai ne. Tik matau, kokios dujų kainos, baisų kyla. Tikrai ne. Yep.